Pakėlykite rankas, kas galvojate, kad sąvartynai iki šiol yra vienas didelis šiukšlių kalnas, prie kurio gyvena šiukšlyno žmonės ir jame kasdieną darbuojasi. Oho, nemažas rankų miškas. Jei iš ties iki šiol manote, kad viskas taip ir atrodo kaip ir seriale, kurį dabar transliuoja TV3 televizija Šiukšlyno žmonės, tai informacija, kurią pateiksime maloniai, jūs nustebins. Beje, būtent šis serialas buvo filmuotas dabartinėme Kazokiškių sąvartyne ir tiesą sakant, filmavimo komandai teko gerokai paplušėti, kad sąvartyno vaizdas atrodytų taip, kaip prieš 30 metų. Atkurta istorija, kadais vyko jau uždarytame Karijotiškių sąvartyne, kuriame žmonės dabar net rengia vestuvių fotosesijas. Kalnas gražiai apaugęs žole. Uždaryti ir tebeveikianti sąvartynai. Ar yra iš jų nauda ir ar apskritai jie reikalingi? Ką sako specialistai? Sveiki atvykę į Kalotės sąvartyną. Kai važiuojate į Palangą, pravažiavę Danės upę, iškart matote tolumoje stūksantį tokį didelį gražų žalią piliakalnį. Bet tai yra anaiptol ne piliakalnis, tai yra uždarytas sąvartynas, į kurį apie 30 metų Klaipėdos gyventojų ir pramonės atliekos buvo atvežtos ir palaidotos. Iš tikrųjų, šiandien mes Lietuvoje turim tik tai 10 ekologiškų, europietiškų sąvartynų, o anksčiau Lietuvoje buvo, dar prieš gerą 20-metį, daugiau negu 800 šiukšlynų ir sąvartynų. Ir būtent visi šitie senieji sąvartynai, jie yra mūsų pastangomis, atliekų tvarkytojų pastangomis, atliekų administratorių pastangomis sutvarkyti, užkonservuoti ir nukenksminti. Vykstame į Uteną. Kokia čia atliekų tvarkytojų nuomonė? Ar Lietuvai reikalingi sąvartynai? Mano įsitikinimą tikrai taip. Prisiminkime, kad net prieš 20 metų turėjome Utenos regione virš 100 užterštų teritorijų ir sąvartynų. Lietuvoje jų buvo virš 800, tai kuriant regioninės atliekų tvarkymo sistemas, iš tikrųjų siekis buvo įrengti sąvartynus, kurie turėtų minimalų poveikį aplinkai. Po to tą sistemą pildys ir atsirado mechaninio biologinio apdorojimo renginiai, po to juos pritaikėme atskirai surinktoms maisto virtuvės atliekoms apdoroti. Sutinku, kad sąvartynuose akivaizdžiai mažėja šalinimo atliekų kiekis, tačiau ne visas atliekas galime perdirbti ar pakartotinai panaudoti. Todėl mano giliu įsitikinimu sąvartynai turi išlikti. Gerai, veikiantys sąvartynai reikalingi šalinimui tokių atliekų, kurios neperdirbamos. Tame tarpe inertinėms, tai yra statybinėms atliekoms bei šiferio turinčio pavojingo asbesto šalinimui. Tad ko gero vienas svarbiausių klausimų, kuris kyla mums gyventojams, ar sąvartynai saugus ir neteršia aplinkos. Šiai dienai sąvartynai yra kaip technologinis įrenginys. Tai jisai turi ir nepralaidų dugną visų pirma, kad užteršti krituliai, kurie per atliekas praeina, nepatektų į gruntinius vandenis, tai yra specialūs sluoksniai dugne, kurie nepraleidžia vandens kritulių. Taip pat tas surenkamas filtratas, jau vadinamas, yra valomas specialiuose valymo renginiuose ir išleidžiamas galutiniam išvalymui į miesto buitinių nuotekų valymo tinklus. Kitas gal akcentas susijęs su kvapais. Iš tikrųjų, vienas iš pagrindinių kvapų mažinančių priemonių yra sąvartyno nudujinimas. Tai yra, kai iš sąvartyno ištraukiamos dujos, kurios turi metano ir gali būti panaudojamos energijos gamybai. Tai išsprendžiam dvi problemas. Ir kvapų sumažinam, taip pat gaunam energiją. Klaipėdoje esančiame uždarytame Dumpių sąvartyno kaupe įrengta 11 gręžinių. Vamzdžiai pereina visų kalnų ir būtent vakuminiu būdu iš sąvartyno per kompresorių yra surenkamos ir išsiurbiamos dujos, kurios vėliau perduodamos kaiminystėje esančiai įmoniai Klaipėdos vandenims. Ši įmonė turi dujų deginimo įrenginį ir iš atkeliaujančių dujų pagamina šilumą bei elektrą. Beje, elektra ir šiluma gaunama iš visų Lietuvoje esančių sąvartynų. Nors dabar sąvartynuose jau, kaip žinia, nebešalinam biologiškai skaidžių atliekų, jas tvarkame mechaninio biologinio apdorojimo renginiuose ir iš ten išgaunam iš biodujų elektros bei šilumos energiją. Tačiau tiek esančiame sename sąvartyne, kuris beje veikia Utenoje nuo 86 metų, turim dujų surinkimo sistemą, kurią sėkmingai naudojam tas dujas biodujas kogeneraciniai jėgainėje. Taip pat šiais metais planuojame pirmoją sekciją, kur dar buvo šalinamos 2006-2007 metais biologiškai skaidžios atliekos, tai įrengti dujų surinkimo sistemą ir nukreipti jas taip pat į kogeneracinę jėgainę, kad būtų įmanoma išgauti elektros ir šilumos energiją. Kas vyksta su baigtais eksploatuoti sąvartynais? Sąvartynai yra po to galutinai uždengiami arba tam tikros jų sekcijos ir tų sekcijų pritaikymas jau tada fantazijos reikalas yra. Karijotiškių sąvartynę dabar, pavyzdžiui, planuojame įrengti
saulės elektrinė ant to uždengto ploto. Tokią saulės jėgainę jau turi Klaipėdos regionas. Tai yra 500 kW galingumo saulės moduliai, kurie gamina mums elektros energiją ir be abejo iš to mes galim mažinti mokesčius mūsų rinkliavos mokėtojams. Kitaip sakant, sąvartyno dujas surenkame, nuotekas išvalome, teritoriją panaudojame energijos gamybai. Taip yra įprasta Europoje, taip yra įprasta ir pas mus Lietuvoje. Europa diktuoja ir uždarytų sąvartynų madas. Iš patirties žinau, kad užsienio sąvartynai, pavyzdžiui, taiko netgi gano avis, įrengia kažkokius tai parkus, slidinėjimo, pasivaikščiojimą, taip toliau. Tai panaudojimas rytis yra plačios. Nuo kol avys ir slidinėjimo trasos dar tik mintise, kokia pavyzdžiui nepavojingų atliekų sąvartyno Utenoje ateitis. Kadangi mes dabar eksploatuojam jau antrąją Utenos regioninio pavojingų atliekų sąvartyno sekciją, tai čia jau natūralu, kad ir net mažiau šalintų atliekų, jinai palaipsniui pildosi. Todėl visai nesenai svarstėme galimybę, atlikome skaičiavimus, kaipgi galėtume įrengti trečiąją regioninio sąvartyno sekciją ir rinkomės iš tikrųjų iš dviejų alternatyvų, ar plėsti esamą antrą sekciją į vakarų pusę, tuo pačiu užimant naują sklypo plotą, kurio turime ir nedaug, arba svarstėme alternatyvą įrengti sąvartyną tarp dviejų kaupų. Tai yra uždaryto senojo kaupo ir tebeveikiančio dabar dar sąvartyno. Tai turim natūraliai suformuotus du šlaitus ir įvertinus šitą alternatyvą tiek aplinkosauginių, tiek ekonominių, technologinių bei eksploatacinių požiūrių, akivaizdu, kad įrengiant tarp kaupų, tai nerengiam kaip ir naują sąvartyną, bet užpildom natūraliai susidariusią erdvę tarp dviejų kaupų, trečiąją sekciją ir taip palaipsniui užbaigiam sakykime, to apjungimo procesą. Vilniuje nepavojingų atliekų sąvartynas taip pat nuolat tobulinamas. Pats sąvartynas yra suprojektuotas iš 6 tokių dalių, sekcijų vadinamų. Tai šiuo metu yra užpildytos kokį 95% 3 sekcijų. Tai yra pusė praktiškai sąvartyno. Ir kad toliau galėtume jį eksploatuoti, yra įrengta nauja sekcija, kuri yra už mano nugaros. Ta sekcija vėlgi įrenginėjama pagal tos, kaip minėjau, aplinkosauginius standartus, kai yra didelis akcentas dedamas į nelaidumą, į dugno visas konstrukcijas, kad jos būtų nelaidžios. Tai dabar turime pastatytą tą sekciją, kurią planuojame eksploatuoti birželio mėnesį pradėti ir manome, kad šitos naujos sekcijos turėtų kokiem 7-8 metam užtekti. Taigi, ir uždaryti, ir veikianti sąvartynai Lietuvai reikalingi. Kaip ir reikalingos mūsų visų pastangos atidžiai ir kruopščiai išrūšiuoti susikaupusias atliekas. O dar būtų smagiau, jei po truputį keistume savo elgseną ir kasdienėme vartojime jaustume saiką.